Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėse startavo mažojo finalo serija, kurioje sėkmingai pirmąją pergalę iškovojo Klaipėdos Neptūnas, Lietkabelį įveikęs 86-73. Serija bus žaidžiama iki 3 pergalių, o antrasis komandų susitikimas vyks pirmadienį Panevėžyje. Klaipėdos komanda siekia pirmųjų LKL medalių nuo 2018-19 metų sezono. Tuomet mažajame finale klaipėdiečiai įveikė būtent Lietkabelį. Tiesa, rytoj prasidės ir didysis LKL finalas, kuriame dėl čempionų titulo kovos Utenos Juventus ir Kauno Žalgiris. Tiesiogiai rungtynes galite stebėti BTV kanalu. Labas vakaras. Po įspūdingo ketvirtfinalio ir pusfinalio žygio kelionę Lietuvos krepšinio lygos finale Utenos Juventus pradėjo pralaimėjimu. Į Kauną nuvykę Laimono Eglinsko auklėtiniai rimčiau pasipriešinti Žalgiriui nesugebėjo ir pirmasis serijos rungtynes pralaimėjo 107-75. Čempionų titulą ginantys kauniečiai serijoje iki 3 pergalių dabar pirmauja 1-0. Antrosios LKL finalo rungtynės vyks Utenoje antradienį. Primename, kad dėl šalies krepšinio pirmenybių titulo Juventus ekipa kaunasi pirmą kartą klubo istorijoje, o visas didžiojo ir mažojo finalo rungtynes tiesiogiai galite stebėti BTV kanalu.